Sveiki visi, su jumis, kaip jau tampa įprasta, vėl sveikinasi Tomas ir Ignotas. Sveiki gyvi, šiandien puošniame panoramos salono plane pakalbėsime apie tai, kaip greitai svarbiausiai vienoje vietoje matyti visus savo nešiojamų įrenginių akumuliatoriaus rodmenis. Ne kartą teko pastebėti, jog klientai norėdami pasižiūrėti, kiek energijos liko jų laikrodyje, privalo keisti savo mėgstamą ciferblatą į tą, kuris rodo akumuliatoriaus likutį. Lygiai taip pat yra su ausinėmis. Kiekvieną kartą privalo atsidaryti Galaxy Wearable programėlę. Tad, kaip tai pakeisti, nieko papildomai nedarant? Susirandame ir paspaudę ilgiau palaikome tuščią ekrano vietą telefono fone, iš atsidariusių pasirinkimų spaudžiame valdiklį, pasirenkame parinkti akumuliatorius, apsisprendžiame, kuris iš dviejų siūlomų variantų mums tinka labiau ir paspaudę ant jo spaudžiame pridėti. Voila! Štai tokie keli veiksmai atlikti vieną vienintelį kartą leis patogiai rasti jums jūsų norimą informaciją. Jeigu norite sužinoti daugiau apie valdiklius ar kitas telefono funkcijas, visada galite užsukti į vieną iš Samsung parduotuvių. Na, o jeigu nesame jums pakeliui, didelė informacijos dalis slepiasi internete po grotažyme Samsung parduotuvės ekspertai. Tad šiandien sveikinam, sakom, ačiū, jog žiūrėjot ir iki kitų kartų. Viso geriausio!